Labą dieną, gerbiami moksleiviai. Šiandieną mes aiškinsimės apie dirbtinį intelektą švietime, mokytojo darbe, mokinio mokymėse, tai kur jisai taikomas. Tai dirbtinis intelektas tampa vis svarbesnė švietimo dalimi. Jis nėra mokytojo pakaitalas, o pagalbininkas, padedantis taupyti laiką, personalizuoti mokymą ir skirti daugiau dėmesio mokiniui. Ką šiandieną mes aptarsime? Aptarsime individualizuotą mokymą, dirbtinio intelekto pagalbą skirtingiems mokiniams, pamokų planavimą, vertinimą, pagalbininkus mokytojui ir mokiniui, dokumentų kūrimas bei ataskaitos, medžiagos paieška, mokytojo mokinio savišvieta, iššūkiai naudojant dirbtinį intelektą. Na ir, kaip visada, išvados. Taigi, dirbtinis intelektas nėra mokytojo pakaitalas, mokytojas visada reikalingas, jisai ir psichologas, ir socialinis darbuotojas, ir treneris, ir tas mokinių žinių perteikėjas mokiniams. Tai pagalbininkas gali būti dirbtinis intelektas ir su jo pagalba galima personalizuoti mokymą. Tai individualizuotas mokymas. Individualizuotas mokymas tai turinys, tempas ir pagalba pritaikymu kiekvienam mokiniui. Dirbtinis intelektas analizuoja mokinio duomenis ir siūlo tinkamiausias užduotis bei paaiškinimus. Dirbtinis intelektas padeda šiems mokinių tipams. Tai yra įtraukusis ugdymas, tai vizualizacijos, gali būti garsiniai paaiškinimai, ilgesnis laikas įsiskaitymams. Gabiems mokiniams sudėtingesnės užduotis, kūrybinės užduotis, ruošimasis konkursams bei olimpiadoms. Sergantiems mokiniams, kada laikinai serga mokinys, tai nuotolinės pamokos, asmeniniai paaiškinimai ir taip toliau. Išvykę mokiniai, kada varžybos būna sportininkai, koncertuoja kažkur, tai reikia individualizuoto plano, užduočių, sinchronizavimo ir taip toliau. Na, pamokų planavimas taip pat gali būti dirbtinio intelekto pagalbos prašomas. Tai dirbtinis intelektas gali kurti pamokų planus, siūlyti veiklas, struktūras ir metodikas. Galima nurodyti klasę, temą, norimą metodą ir gauti iškart pritaikytą planą. Čia aš pavaizdavau dar ir dirbtinio intelekto modelius, kuriuos galima pasibandyti, kuris labiausiai tinka pagal jūsų. Na, vertinimas yra švietime svarbiausia dalis, dėl kurio pastoviai diskusijos vyksta, todėl ir čia gali dirbtinis intelektas padėti. Tai automatizuoja testų taisymą, rašinių analizę, formuoja grįžtamąjį ryšį. Tai padeda taupyti laiką ir suteikti mokiniui kokybišką vertinimą. Pagalbininkai mokytojui ir mokiniui. Tai dirbtinis intelektas gali veikti kaip virtualus pagalbininkas. Mokytojui planavimas, turinio kūrimas, idėjos, mokiniui paaiškinimai, užduočių atlikimo pagalba. Dokumentų kūrimas ir ataskaitos. Pats svarbiausias dalykas turbūt mokytojo darbe, kada reikia visos dokumentacijas pildyti, pamokų temas daryti įvairioms variantams, tai ir gabesniems mokiniams, ir vidutiniams, ir silpnesniems, ir išvykusiems, ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi dokumentų ruošimas daug laiko atima ir daug jėgų. Todėl dirbtinis intelektas čia nepamainomas. Tik tai problema yra geras užklausas duoti ir žinoti tiksliai, ko tu nori. Tai yra, reiškia, užklausų tokios, kai sakant, mokymasis, kaip užklausti reikia dirbtinio intelekto, kad reikia detaliai viską pateikti. Taigi, kaip medžiaga paieškoma. Yra įvairių minčių, kad kaip užklausą padaryti, kad vieni teikia, jeigu paieška yra per viso pasaulio internetinius puslapius, tai geriausiai būtų anglų kalbą užklausti, tai su vertėju galima užklausti angliškai padarius ir kad jis išverstų paskui lietuviškai, ką jis rado.
tai daug daugiau ir geriau dirba dirbtinis intelektas. Tačiau jeigu užtenka ir gimtos kalbos panaudojimo, kad surastų medžiagą, tai ir mes naudojamės dirbtinio intelekto lietuviškai. Tai mokytojas savišvieta. Tai su dirbtiniu intelektu plūstelėjo nauja informacija, jos begalės daug. Ir mokytojui taip pat reikia sužinoti, kaip tos užklausas klausti, kaip dirbti su to dirbtiniu intelektu, kokie dirbtinio intelekto tipai yra, kokie modeliai, kokie naujausi yra. Tai viską mokytojas turėtų savišvietos būdu siekti, mokytis ir taip pasiekti kuo geresnių rezultatų. Na, iššūkiai, kaip ir visur, kokia naujiena ateina, tai yra iššūkiai su dirbtiniu intelektu, tai reikia tikrinti informaciją, ar jinai teisingai pateikiama, ar jinai tą pateikė, ko užklausiai. Taip pat etikos klausimai yra ir tokių, kad padaro su dirbtiniu intelektu darbą ir sako, kad tai jo darbas, kad reiškia ta informacija yra padaryta jo, tai čia vat, kada užklausi, kada giliau pradedi gilintis į savokas, visą kitą, tada matyti, kad tų savokų nežino. Kaip pagalbos įrankis, tai sutinku, kad dirbtinis intelektas gali būti, tačiau pati mintis, pati visa idėja turi būti žmogaus. Ir technologinė nelygybė. Tai tos nelygybės yra, kad įvairūs nemokami produktai yra netokie geriai atliekantis darbą kaip tie moduliai arba tie metodai, kurie jau yra mokami ir kurie jau gali generuoti daug geresnius atsakymus. Na, literatūra pasinaudojo interneto resursais. Na ir išvada tokia būtų, kad dirbtinis intelektas yra pagalbininkas, ne pakaitalas. Daugiau laiko mokiniui galima skirti ir kūrybai. Naudokime atsakingai dirbtinį intelektą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.